Sveiki visi. Turbūt dažnas gal nesusidarė, bet aš susidariau, lietuviško video nemačiau. Yra toks variantas, kai jungi degimą ir nedega tiek greičių dėžės, tiek ar tai būtų CRS, ar W, ar PR. Galima, čia aš jau išardęs. Junginėjam greičių dėžę, o jinai nieko nereaguoja ir atgal negali grįžti. Turi išjungti degimą ir tik tada grįžti. Na, čia jau turbūt rasit, kaip išsiardyti, labai lengva. Tai, žodžiu, atsidarai peleninę, patrauki į viršų, žodžiu, išsiema, viskas lengvai, čia gražiai. Čia apačioj greičių dėžės toksai yra šudukas. Jį tiesiog nusuki ir, žodžiu, čia viskas vaikų darželis, čia nieko tokio. Aišku, dabar reikės atsukti mums tos varžtus. Kiek čia rašau, 3 berods rodo. Tiesa, reikia palysti po apačią automobilio. Aš niekur video irgi nerodė. Reiškės, palendi po apačią grinai per vidurį mašinos, kur yra greičių dėžė, ir ten nieko ardyti nereikia. Tiesiog pamatysite tokį šudeleką ir jisai maždaug bus tenais taip įspraustas. Ir su replėm tiesiog sugnybi jį ir į save patraukia. Ir greičių dėžiai ten tokia ausis atsijungia, kad ją galėtume mes išimti. O problema yra tame, kad, rusų video mačiau, anglų, kad tam vadinamam selektoriuje yra atsilitavę kai kurios dalis, todėl ir įvyksta tokie greičių dėžė nebedraugauja su automobiliu, su skydeliu ir tų bėgių nebemėtų ir taip toliau. Kaip ir kažkokuris tai lygų rusas pasisakęs, ar ten, nežinau, ukrainietis, žodžiu, rusiškai kalbantis vyriškis, kad neskubėkite išmesti, neskubėkite keisti greičių dėžės. Galima ją ir taip tvarkyti. Tiesa, čia jau reikės biški pasi. Tai žiūrim, kas bus toliau. Nežinau, padės ar ne, bet aš kaip matau, kad greičių dėžė netilps tarp tų plasmasių ir neišsitrauks tas selektorius. Gal reikia tos 2 varžtus atsukti ir gal tada išsijims. Nežinau, bandau, eksperimentuoju pirmą kartą. Dar vienas niuansikas, niekur video irgi neparodė. Kad čia šitam selektoriui yra prieki, kas čia, nežinau, gal matuoja greitį, ką nors, nežinau, kažkas tokio. Ir yra jisai, nesifokusuoja, ir jisai pasirodo, jį pasakė visą į šoną, šitą, yra dantukai, pasisuka į šoną jisai ir gražiai išsimauna. Man labai gražiai nepavyko, čia toks plasmasiuką biškį užgavau, bet čia tas nieko įtakos neturi. Turiu dabar rankai. Iš apačios matai, kaip toks yra užsimauna, tas nuo to žieduko ten apačioj atsisega, matosi. Tikrai matosi. Galiu netgi įjungti grožį. Ir apačioj vaisai ten. Yra. Ir ten iš to gražiai iš apačios su replėm ištraukė. Ištraukė jį. Ir viskas. Ir atsifiksuoja, sakant. Eina apsipurkščiu, apsivalysiu ir varau draskyti šitą visą
pribumbasika. Nu, čia rodė, kad reikia vat, tas vietas ten su peiliu atplėšti, jos čia priklijuotas yra, kaip sakant. Čia padaryta, kad nelįsk į vidų, reiškia pirk naujo. Valykoduką ar dar ten. Bet mes lysime į vidų. Aš kad atklijuoti tas plasmasas, tai naudoju feną. Su fenu gerai iškaitinu. Ir va, tą pusę atsiklijavo, dar kitą pusę atklijuoju ir tada žiūrim, kas sudėti. Pavyko, vat, nusipjovėm laidelius, tas plasmasės su fenu pakaitinus lengviau. Nusipjovė, paskui dar tą reikia fiškę atjungti čia kaip iš čia, vat. Ir turim, ką turim. Ir mes turime įlysti, vat, į šią išimti platą iš va šito va daikto. Ko iš čia taip nenori fokusuoti, baisiai nesuprantu. Gal kad baltas lapas. Žodžiu. Ir va, yra maži tokie vat varšteliukščiai, kuriuos reikia atsukti. Kaip čia jau yra. O, tu čia man nenori fokusuoti. Žodžiu. Išjungiu kažką, čia netaip padariau. Bet va, žodžiu. Ardom. Ir dar tos greičiausiai reiks atsukti. Tiek vieną, tiek kitą. Tai va, įsiaiškinau, reikia T20 atsukti va šitiem varšteliam, o tiem mažučiam, o turi tokį rankinuką maksiminį, tai nežinau, ar čia yra pavadinimas, kaip jie vadinasi. Kažkoks CRV-T6 parašyta. Bet būtent tai parašyta. Mažas markerio pasidarė. CRV-T6. Jo, tokia va galvutė. Tai va, bandau ardyti. Nu va, kaip ir atidarėm. Čia nusifotkinu, kad tokia pozicija yra. Kaip ir atidarėme. Ir dabar reikia nuimti tą plasmasiuką. Ir va ten, kur tokie va maži šudukai, kiek aš esu matęs video, tai va čia va būna problemos. Tas vietas, žiūrim dabar. Nu ką, bandysim pasižiūrėti pradžiai iš tos pusės. Net nežinau, dar tokia lūpa įsitraukiau, tai šitą lūpą bandysim kažką užmesti akį. Tas labai išspygilas. Vis tik neišdidino tas išdidino per šitą jau per tą burbuliuką. Nefokusuoja, tiek to. Žodžiu, vis tiek nori įsigilinti. Nu va, reikėjo perdaryti lituoklį, tokia vėl nesufokusuoju, į tokią ploną vėlikę, perkonstruoti, kaip sakant, kad galėtum prilituoti. Taip, pum. Ui, kaip gerai fokusuoja, Jėzus Marija. Va. Ir tada jau galėjau prieiti tekšt prilituoti.
tos kontaktus. Dar vieną ten perlitavau, nežinau. Nu va. Perdarėme. Čia biškį pavaliau, yra tokie pabraižymai, bet nieko tokio čia. Gerai, tuos irgi pravalėm. tą pravalėm ir viską dabar bandysim surinkti. Taigi, kaip pamenat, anksčiau nerodė šitų skaičiukų, va to jungsiu degimą, čia pasijungiau ant durniaus, dabar dėžę net neklijavau, nieko taip, fiškytės tik sujungiau, pasižiūrėti, ar bent jau elektronika veikia, taip jungiam degimą jungiam dar nieko ir spaudžiam dar kartą raktelį, pukšt. Nu čia batareika nesvarbu. Ir tikrinam. Spaudžiam pedalį ir bandom įjungti. Op, R. O ir dega R, viskas tvarkoja. Neutralkė. Su viena ranka neįjungia. Op, veikia. Žodžiu, viskas veikia. Dabar įdė dar perjungti. Labai sunku, yra matai tas kliūna. Opa, įdė, viskas veikia. Opa, neutralkė, R ir parking, pukšt. Viskas veikia, valiau. Bandysim surinkti. Gal viskas bus gerai, o gal ir ne. Nu va, įdėjau atgal, dar papildomai, pamačiau panašius diametras, tai įdėjau dar papildomai varžtų, čia nebuvo, kad stipriau laikytų. Tokius stoginius panaudojome, man gerai. O, jungiam degimas, jie apačioj paraidikį degė. Nu, ir op, R, op, N, op, D. Viskas kol kas very works. Nu ką, surenku daugiau visą ir protestuosim.